117 pamoka – padalyvio daryba, gramatiniai požymiai. Padalyvis daromas iš to paties laiko veiksmažodžio su veikiamosios rūšies dalyvių priesagomis. Taigi, jeigu gerai išmokote dalyvį ir žinote jo priesagas, tikrai bus nesunku pasidaryti padalyvį. Pavyzdžiui, imame žodį eiti ir prisimenam svarbiausią taisyklę, kaip ir dalyvį iš to paties laiko veiksmažodžio darome. Taigi, esamąjį laiką darome iš esamojo laiko veiksmažodžio eina, nubraukiame galūnę a, pridedame priesagą ant esamojo laiko dalyvio priesagą ir gauname einant. Jeigu tai veiksmažodis baigėsi su galūne į, pavyzdžiui, tyli, pridedam priesagą ant, tylint. Būtasis kartinis laikas ėjo, nubraukiam galūnę o, pridedame dalyvio priesagą us, gauname padalyvį ėjus. Būtasis dažninis laikas eidavo, atskiriame jį pagal priesagą dav, nubraukiam galūnę o, pridedam us, gaunam padalyvį eidavus. Ir būsimasis laikas, atsimenate, kaip ir dalyvio, taip ir padalyvio, būsimasis laikas yra daromas iš antrojo asmens, būsimo laiko antrojo asmens, taigi eisi, nubraukiame galūnę į, pridedame visuomet į ant, taip ir gauname padalyvį eisiant. Iš gramatinių požymių tai ir yra kaitimas laikais. Visi 4 laikai, reiškia, padalyvis bus kaitomas laikais ir daugiau nei linksniuojamas, nei kažkaip kitaip kaitomas nėra, nes tiesiog logiška, jis neturi galūnės. Pavyzdžiui, ėjus galūnės nėra, taip, eisiant galūnės nėra. Tai kągi daugiau gali nustatyti, tik laiką iš priesagos. Pamoka baigta.